Sveikučiai! Žvejys Polis sugrįžta su pavakarinė žvejyba. Ant smūgio tai bam įsirašiau. Ir tas jausmas, kad kažką užmiršai. GoPro baterijų nėra, kepurės nėra. Vien žodžiu, nežinau, kas greičiau baigsis. Ar kantrybė žvejoti ir nieko nepagaut šiandien, ar ta vienintelė GoPro baterija. Turėjau gerą valandą. Galvoju nevažiuoti. Ai, velniai nematė. Prie savo vietinės upės, čia nežinau, kaip jau vadinasi. Kanaliuks kažkoks upė. Galvoju, bandysim. Vanduo toks ganėtinai aukštas atrodo. Šiek tiek avižėlių pasidariau daugiau. Einamiausias yra 0,4 mm, man atrodo, 0,4 cm. Ir sidabrinės, auksinės ir juodas. Dar turiu ir mažesnių, bet tas mažas kažkaip sunkiai metas man. Gal nemoku mest, valas kaip ir geras. Nežinau, startuoju nuo auksinės. Uždėjau šitą baltą tantą dabar. Kažkaip kablys atrodo mažokas, reiks jaučiu sakyti didesnių tų kablių. Dabar pas mane yra 12 numerio Gamakatsu F11. Bandyt gal 10 imti. Toks mažokas atrodo. Aš šiaip nesu mėgėjęs vakarinės žvejybos. Nežinau iš kur, bet pas mane tokia nuojauta, kad vakare visą laiką lėviau kebu negu iš ryto. Ar šiaip vakare daugiau visokių darbų atsirand, tai taip gaunas, kad ir nežvejoju dažniausiai. Įdomu, kaip kitiem geriau. Ar iš ryto, ar vakare. Bet faktas jaučiu, kad iš ryto. Ateik čia pasly. Wow. Sunkus. Yes. Bent jau galiu žinot, kad gerai išrišau pavadėlį. Ganėtinai sunkus baslys buvo. Dar porą metimų padarau čia, skaičiu vietą, nei kliovo kol kas. Wow, yes! Oh, shit! Eik tu peklon! Negaliu! Kaip jie atsikabina? Gali iš po pat kojų čia. Ai! Nesuprantu, aš gal tas kotas per silpnas. Ta prasme, per lankstus gal jis. Negaliu normaliai pakirsti. Visai geras buvo dar. Fuck. Kas dabar? Oh, shit. Ežero valymas. Tvarkingai. Pasakykit jūs man. Ar per mažas kablys šitai tantai ar ne? Gal dėl to nepasikert manie? Viskas, keičiu vietą. Vakar kažkas tokia ganėtinai įdomią temą užvedė. Ar reikia klipso pavadėlį ar ne? Kad tantas lengviau keistum pavyzdžiui. Aviždrebio tėvas Tadas Rimonis sako, kad nereikia. Tai yra blogis. Man tai dabar visai įdomu paliko. Ar tikrai jau tas blogis toks klipsas yra? Ir šiaip kodėl? Jeigu normaliai įsisuka, jeigu avižėlė normaliai laisvai dirba, ir jeigu gali mažo numerio kabliuką žmauti, tai kodėlgi ne? Gal verta pabandyti? Tada nėra tokio skausmo vėl kirpti pavadėlį ir vėl keisti. Įdomu.
Fuck. Kada šitas prakeiksmas pasibaigs, negaliu. Shit. Kaip man jūs pakirst? Nu, atrodė visai geras irgi. Prakeiksmas arba didžiausias klaidos renkantis žvejybos, nežinau, įrankis. Ar man smūgiuot? Gal kai pajaučiu svorį, bandyt man smūgiuot, kad tą kablį geriau kirst. Ežero valymas. Numeris 3 šiandien. O, kaip gražiai skabina. Pisti. O, Jesus. Kodėl? Padėkit žmonės, ką daryti. Trečias žuvis. Smūgis. O, shit. Kas čia? What? Kad tu už tą masalą vos 2 kartus didesnį. Bet šniuojot visai gerai. Per šitą Bluebird Nano jaučias. Va mažą, aišku, ištraukiu. Kur didesnis, pys ir atspurto. Ajajaj. Kas čia? Su entuziazmu šniuojau. O, skabin. Aišku, ne žuvis. Aš kaip nano džigą jį labiau tą vėžėlę paleidugną, taip barkšt su piršteliais. Bandyt gal pravedimą kažkiek greitesnį, pabandyt greičiau prasukt rytį. Lėtą pravedimą tokį darau vien dėl to, kad galvoju kad karpį kabinsiu. Jeigu lėčiau paleidugną, gal daugiau šansų, kad baltą žuvį ištrauksiu. Tie basiokai kažkaip atsibosta po kiek laiko. Labai norėtus kokio karpio pakovoti, pažiūrėti, ką iš tikrųjų šitas Bluebird gali. Ar tiesiog nutrauktų viską ir pabėgtų. Ar galėčiau užtraukti. Manau, anksčiau realiau vis tiek pavyks tą karpį pakabinti. Tai dėl to tokį pravedimą ir darau. O basiokui yra ant tokio kabinos, tai I don't know. Tam kampe kažkas medžioja stipriai. Wow. Kas ten daros? Gal kažkas pašarus mėto į vandenį? Yes! Oho, šitą jau visus 3 kartus už masalą didesnį. Bet vat kaip čia ir kad šitas sulažvas ištraukiu visas. O jau basioko niekaip. Gal pati žuvis į kažkokią kietesnį galvą? Gerai, keičiu mėtą. Čia pabandyti pro akmenėlį pravesti. Vat su 0,4 avižėlė, blema kaip gerai skrenda. Kad taip su kokiu 0,2 skrista, oi, čia būtų gyvenimėlis pro lūžį. O! Iš pakrantų, nu, kažkas ėmė gerai. Čia tas solažavės kapuoja. Solažavės va grinai maks 1,5 metro nuo kranto, jų pilna. Tik jų burnytės tokios mažos, matai, jom neišeina normaliai apžiūrėti. Bandyti viduriuką gal. O, šitį medį. Yes! Tik vienas kablys. Dar pakankamai daug šansų turi iš medžio ištraukti, neužkabindamas. O, shit again. Whoop. Ok. Čia tik pasidžiaugiau jo. Wow! Look at that! Tai va, kaip ir kad sakiau. Savižėlė ir daug šansų, kad užtrauks iš medžio, nenutraukęs. Aš kiek tiek woblerius palikęs jau tarp medžių. Oi. Pažiūrim, ką žvejai dalbai žvejoja, kurie nesugeba susitvarkyti šiukšlių. Whoa, whoa. What the fuck?
What the fuck, guys? Holy shit! What the fuck? Kas čia per žuvis? Ar matėt? Kas čia daros? Oh my goodness, kas čia? Kas čia, hebra? Oh, shit. Fuck. Tipo lindo žolės. Tipo nebėra. Yra. Dar yra. Kas čia? Wow, kokio dydžio masas! Oh my god! Prašau, nenutrūk. Ar jūs matot? Fuck, užlupytės, vos užlupytės. Yeah! Yes! Woohoo! Shit, kokio dydžio! Kaip gražiai lupytė. Čia gal rekordinis. Blemba, čia bus rekordinis man. Va, iš karto, pam atsikabino. Šakės. Čia bus rekordinis man šito prūdo. Basiokas. Kokio burno. Wow! Yes, va tur vakarinė žvejyba, hebra. Oba. Kai gražuolis. Einam gražiai, paleisim visi. Ate. Yes! Myliu Bluebird Nano. Besileidžiant, aš nesupratau. Aš galvojau, kad iš karto skabinu iš kažko. Fuck, kai skrido iš vandens, galvoju, apsišėksiu. Su šitą tantelę. Didelį basą ir įmanom pagauti. Tai kodėl tie mažesnį man nutrunka pastovi? Shit. Eik tu savo, kai žvejyba. Ir man jis buvo įvaręs į žolės. Biškį palaukiau, išėjo. Jau galvojau, buvo minčių, blemba, brist gal reiks, eik tu savo, kai būtų gaila, jeigu nutrūktų. Matau, išdralis. Šakės. Po šito baso prasidraskimo, nežinau, ar čia iš vis beverta mest. Čia tų žuvų tikriausiai nebėra jau 100 metrų spindulių. Tai į klausimą, ar verta mesti vidurį, buvo praktiškai atsakyta. Tikrai verta. Ir netgi verta palaukti, kad jis gerai nuskęstų, nes panašu, kad žuvis griebė skęstanti. Dar metimėlis ir keičiam vietą. Dar kem minučių galiu pažvejoti. Taip gražiai vakarėje. Pabandom, čia vieną vietelę, jeigu pavyks. Bet gal dar būdavo čia kažkoks priims ar nebėra. Šitą tokių krūmynų vaikštau. Nu, kažkoks ale ir prieimas, bet čia jeigu žuvį pakerti, tai kaip tai aš trauksiu? Niekaip. Einu atgal. Kiek mačiau nupjauti kukurūzai, tai jau gali prieiti. Anksčiau per tos kukurūzas reikdavo bristi. Oi, kokia kančia. Dabar kaip ir turėtų gerai būti. Bandom tenai. Čia nupjauti ar ne? Nupjauti gal? Jo, nupjauti. Jo.
Matas, kad aš apie ūkį nieko nesuprantu. Dar pabandau 2 minučių čia. Tai gausis keli metimėliai. Saulažuvės tai atsitvėrė 1,5 metro nuo kranto visur. Tik peržengi 1,5 metro ribą. Bam, 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 bam. Smūgiai, smūgiai. Saulažuvės nešioja tavo masalą. Mano tantelio tokia visas ne... Wow. Holy shit, kad išsiverti. Metam ten, metam ten. Nėra sunku atskirti, kur basas šoka. Nes jis šoka ir suodega. Pau, 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 pau per vandenį. Labai greitai. Kur karpis, pavyzdžiui, karpis labai ramiai tekšt. O basas te. Kaip man ten numes, kur tas basas yra. Oh shit! Turim hebra! 2 šokimai nenutrūko dar. Wow, 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 wow. Yes. Yes. Oi, 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 oi. Irgi labai lengvai atsikabinu. Oi, 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 oi. Sakyk ate žiūrovams. Ate. Sakau, paskutinis metimas. Bam ir yra. Dabar iš tikrųjų norėčiau pabandyti prie tokio projektėlio vakar dirbau. For shits and giggles. Vobleriuką ant Bluebird Nano. Pabandom? Tai turėjau tokį šapalinį vobleriuką. Ir jisai tai labai paviršiai dirbdavo. Tai aš pasitelkiau savo 160 IQ ir pasididinau lupą. Wow. Reik mest hebra, metam šitą. Šitas mums pagaus basą. Nu, šitas vobleriukas turėtų sverti kokius 3 gramus. Gal net 4. Bandom, ką mano nano kotelis gali. Bet kai metas gerai. Tekšt. Sunkiai. Oi, ne. Ne nano kotui skirtas daiktas. Traukiant woblerį jau atrodo, kad traukia žuvį. Tai modifikacija mano visai pavyko, aš galvoju. Nes dirbo tai super. Ant galo matas, kad virpa gražiai. Neria irgi ganėtinai giliai. Jaučiu, kaip dugnas siekia. O čia kai kur vietom metras gal, 1,20 m. Eik, tu savo, kaip dabar gerai, čia viskas nupjauta. Galiu aną krantėti, galiu realiai praeiti visą galą. Galiu apeiti visą šitą vandens telkinį šakis. Kitą kartą turbūt bandysiu visą ir apeiti. Nes kitoj pusėje, kiek mačiau, irgi nupjauta viskas, tai gal net ir kitoj pusėje galiu mesti. Bet ten va tokie va krūmai kaip čionai. Tai jeigu reikia žuvį ištraukti, tai jau būtų problemyčių. Dar 3 metimukus čia padarau. Ar jūs matėt? Fuck! Ūsorius. Kiam cem ūsorius sekė. Tuo, kad tu tikrai neištraukčiau. Nu va, baigiam žvejybą. Žugveliokam va toksai crankbaitas nelabai šiandien. Bet kai atrodė, kai kiam cem ūsorius sekė, wow. Kol kas tuščiai su šituo. Dedam į krepšį. Krenkas. Čia kokių 4 gramų galim sakyti. Krenkas su Bluebird Nano. Sunkiai. Verkiant, jeigu reikia, tada meskit. Bet šiaip ne. Kai hebra žvejyba, tokia vakarinė, super gavas. Turbūt ir jums patiko žiūrėti. Aš jau pakuojas, viniojas ir susimatom. Už savaitės gal už 2. Čiau.